Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas gauti Utenos rajono meno ir kultūros premiją. Jis skiriama Utenos rajone gyvenantiems, kuriantiems ir veikiantiems literatams, tautodailininkams, dailininkams, fotomenininkams, kompozitoriams, režisieriams, kraštotyrininkams, muziejininkams, bibliotekininkams ir kitiems kultūros ir meno darbuotojams už iki šiol nepremijuotus kūrinius ir kūrybinę bei meninę veiklą. Utenos rajono meno ir kultūros premijos teikiamas vasario 16-ąją Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu. Kūrinius veiklos aprašymą gali pristatyti kūrybinės sąjungos, visuomeninės organizacijos, meno kolektyvai, teatrai, chorai, orkestrai, ansambliai ir kiti ir patys autoriai. Premijos skiriamos konkurso tvarka, nepriklausomai nuo kitų autoriaus turimų apdovanojimų. Svarbiausia premijuoti pristatytų kūrinių vertinimo kriterijai – meniškumas, išliekamoji vertė, naujumas, autentiškumas, originalumas ir profesionalumas. Paraiškas reikia pristatyti iki šių metų vasario 1 dienos į Utenos rajono savivaldybės administracijos 103 kabinetą. Išrinkti geriausi 2012 metų Utenos rajono sportininkai. Utenos rajono olimpinių sporto šakų geriausių sportininkų dešimtukas yra toks. Ieva Zarankaitė, lengvoji atletika, plaukimas, trenerės Zarankienė ir Jurkėnienė. Ingrida Ardišauskaitė, slidinėjimas, trenerė Dervinienė. Martynas Maniušis, dviračių sportas, treneris Jankauskas. Dominikas Bikinas, dviračių sportas, treneris Jankauskas. Remigijus Bileišis, šaudymas iš lanko, treneris Grigaravičius. Raminta Juotkaitė, plaukimas, trenerė Jurkėnienė. Agnė Sorokaitė, plaukimas, trenerė Jurkėnienė. Neda Bukovskytė, slidinėjimas, trenerė Dervinienė. Dovilė Riliškytė, plaukimas, trenerė Jurkėnienė. Asta Grigaravičienė, šaudymas iš lanko, treneris Grigaravičius. O Utenos rajono neolimpinių sporto šakų geriausiais sportininkais išrinkti Tomas Mackus, aviomodeliavimas, treneris Mackus. Nerijus Rukštela, motokrosas, treneris Šeduikis. Karolis Linartas, aviomodeliavimas, treneriai Zaranka ir Grašys. Martynas Vielavičius, karate, treneris Stankevičius. Nojus Gasiūnas, motokrosas, treneris Gasiūnas. Bus plečiamas Vyžuonos parkas. 2012 m. gegužę pradėtas vykdyti projektas Vyžuonos parko ir prieigose esančių viešųjų erdvių sutvarkymas. Jis įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra. Vykdydama projektą, savivaldybės administracija siekia užtikrinti darnią Utenos ekonominio augimo centro plėtrą, toliau kuriamos rekreacinės Vyžuonos parko zonos, modernizuojama aktyvaus poilsio bazė, viešoji infrastruktūra. Miesto bendruomenė ir svečiai jau įvertino prieš porą metų įrengtą Vyžuonos parko teritorijos dalį. Tačiau projekto metu ji dar bus papildyta naujomis priemonėmis. Be to, Kupiškio plento link naujai bus įrengti dar 5 hektarai šio parko teritorijos. Suplanuotos trūkstamos pėsčiųjų takelių jungtys, laiptai, apšvietimas, vaikų ir jaunimo žaidimų infrastruktūra. Parke numatoma įrengti amfiteatrinę aikštelę susibūrimams, sutvarkyti prie Adolfo Šapokos gimnazijos esantį sporto aikštyną ir jo prieigas, per Utenėlės upę nutiesti pėsčiųjų tiltą, paženklinti riedučių, dviračių, riedslidžių trasą, įrengti jungtį su Utenos miesto sodu, pastatyti suoliukus, šiukšlių dėžes. Bus sutvarkyta ir Utenos miesto įkūrimo pradžią simbolizuojančio akmens teritorija. Parko erdvėse bus formuojami nauji želdiniai. Projektą, kurio vertė per 3 milijonai, planuojama baigti iki 2013 metų pabaigos. Į Utenos regioną vėl kviečia viena populiariausių žiemos sporto švenčių. 2012 metų pabaigoje Utenos rajono savivaldybėje lankėsi ir su savivaldybės vadovais bei organizacinio komiteto nariais susitiko tarptautinio automobilių žiemos ralio Halls Winter Rally 2013 organizatoriai, lenktynininkas Benediktas Vanagas ir direktorius Ramūnas Kliunka. Halls Winter Rally – viena gražiausių bei greičiausių žiemos fiestų Lietuvoje. Vaizdingame Utenos regione rengiama jau 5. kartą. Renginys kasmet pritraukia ne vieną 10 000 žiemos sporto aistruolių.
Tikimasi, kad ir 2013-aisiais susidomėjimas Halsvinter raliu nenuslūgs. Šventėje bus sulaukta ralio gerbėjų iš visos Lietuvos ir Baltijos šalių. Ralio organizatoriai susitikime pristatė Halsvinter raliu 2013 naujoves, žiūrovų laukiančias atrakcijas. 2013 m. žiemos ralyje kaip lenktynininkas planuoja dalyvauti ir Benediktas Vanagas. Po lenktynių uteniškiai ir ralio svečiai bus pakviesti į Utenos daugiafunkcį sporto centrą, kuriame vyks nemokamas koncertas. Kaip sakė organizatoriai, koncertuos grupė iš Utenos Anbo. Greičiausia žiemos švente tituluojamas renginys vyks sausio 26 dieną šeštadienį. Organizatoriai planuoja, kad į jį tradiciškai atvyks maždaug 100 ekipažų, kurių važiavimą stebės daugiau nei 50 000 žiūrovų. Halsvinter raliu 2013 yra pirmasis Lietuvos ir Šiaurės Europos zonos ralio čempionatų bei pirmasis Baltijos žiemos ralio taurės etapas. Ąžuolijos namų kvartalo gyventojams nemokami rūšiavimo konteineriai. Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia Ąžuolijos, Vasaros, Algirdo, Vilniaus, Kaštonų, Gegužės, Bažnyčios, Daukanto, Kęstučio, Ladygos, Liepų, Naujosios, Nemeikščių, Rasos, Tulpių, Utenio, Varpo, Žilvyčių gatvių ir Utenio draugystės bei Vytauto aikščių gyventojus įsigyti individualius rūšiavimo konteinerius plastmasės ir metalo atliekoms. Konteineriai bus dalinami nemokamai, pakuočių išvežimas taip pat nemokamas. Konteineriai bus suteikiami gyventojams suskubusiems pasirašyti sutartį su uždara akcinė bendrovė Utenos komunalininkas. Konteinerių kiekis ribotas. Utenos rajono savivaldybė prisijungė prie merų pakto. 2008 metais priėmus ES klimato kaitos ir energetikos dokumentų rinkinį, Europos komisija inicijavo merų paktą. Tai plataus masto Europos judėjimas, kuriame dalyvauja vietos ir regionų valdžios institucijos, savanoriškai įsipareigojusios savo teritorijose didinti energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančios energijos išteklių naudojimą. Praėjusių metų gruodžio 13 dieną Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas taip pat pasirašė merų paktą, kuris įpareigoja Utenos rajono savivaldybę siekti ES tikslų aplinkosaugos ir energetikos srityse. Savivaldybė per metus turėtų parengti pradinį išmetamų teršalų aprašą, pateikti savivaldybės tarybos patvirtintą tvarios energijos veiksmų planą, kas 2 metus po minėto plano pateikimo skelbti įgyvendinimo ataskaitas, nurodant veiksmų plano įgyvendinimo progresą ir tarpinius rezultatus, informuoti apie savo veiklą ir įtraukti į ją piliečius, organizuoti vietos energetikos dienas. Uteniškiams pristatytas Utenos jaunimo problemų sprendimo plano projektas. Jaunimo reikalų departamentas įgyvendina projektą Integruotos jaunimo politikos plėtra, finansuojama Europos socialinio fondo ir valstybės biudžeto lėšomis. Vienoje iš projekto veiklų buvo numatyta vietinių lygmenių parengti jaunimo problemų sprendimo planus 6 metams, kiekvienai Lietuvos savivaldybei ir taip pat tokiam laikotarpiui šalies mastu nacionalinį planą. Utenos rajono savivaldybės jaunimo problemų planas 6 metams ir priemonių planas 3 metams buvo rengiamas remiantis Utenos rajono savivaldybėje 2011 metais atliktų jaunimo problematikos tyrimu, jaunimo politikos įgyvendinimo kokybės vertinimu. Utenoje, siekiant nustatyti jaunimo problemas, buvo suorganizuoti 5 renginiai – mokymai, diskusijos, pristatymai. Praėjusių metų gruodžio 11 dieną pristatyti plano projektą į Utenos rajono savivaldybę atvyko jaunimo reikalų departamento direktoriaus pavaduotojas Juozas Meldžiukas ir viešosios įstaigos Nacionalinės plėtros instituto atstovas Žydrūnas Šipka. Pristatymo metu pagrindinis dėmesys buvo skiriamas savivaldybės jaunimo problemų esamos situacijos analizei, nustatytoms prioritetinėms jaunimo problemų sprendimo kryptims, tikslams ir uždaviniams, konkrečioms priemonėms tikslams pasiekti. Renginyje prieita prie išvados, jog gerinant jaunimo situaciją labai svarbus rimtas tarpinstitucinis ir tarpsektorinis požiūris ir sprendžiant tokias kompleksinės jaunimo problemas, kaip jaunimo nedarbas, nusikalstamumas, socialinė atskirtis, žalingi įpročiai, pilietinis pasyvumas,
emigracija. Plano rengėjai, koreguodami planą, atsižvelgs į pristatymę dalyvavusių tikslinių grupių atstovų pastabas ir pasiūlymus, o galutinai parengtą planą ketinama tvirtinti Utenos rajono savivaldybės taryboje. Šiandien tiek. Geros dienos.